Naujasis Disnėjaus filmas Snieguolė po pirmojo savaitgalio tapo pačiu prasčiausiai įvertintų Disnėjaus filmų per visą istoriją. Aišku, galvoje turiu vieną šališkiausių filmų vertinimo platformą IMDb, kurioje 54 000 vartotojų atidavė savo balsą ir dabar filmas turi 2 iš 10. Lygiai 2. Net 44 000 įvertinimų yra būtent vieneto. Atsižvelgiant į kontekstą, galime matyti, kad panašiame lygyje turime geriau įvertintą Kaukės sūnus, kuris turi 2,3 iš 10. Arba didingiausias filmas, kuris yra 2,4 iš 10. Na ir turbūt pats tragiškiausias anime atkūrimas, tai yra Drakonų kova evoliucija, turi 2,5 iš 10. Taip pat, jeigu gerai dar pamenate, prieš gerus 5 metus buvo pasirodęs filmas Katės miuziklas pagal Andrew Lloyd Webberio miuziklą, kuris turi 2,8 iš 10. Tačiau toks žemas filmo vertinimas greičiausiai nėra susijęs su pačiu filmu ar jo kokybė, o labiau su aktorėmis. Pirmoji tai yra Gal Gadot, kuri mano nuomonė nėra iš pačių geriausių aktorių, sakyčiau, viena gal prastesnių šiuo metu dirbančių. Ir taip pat Rachel Ziegler, kuri prieš porą metų pasisakė pakankamai kontroversiškai ant raudonojo ar mėlynojo kilimo Disney renginyje ir dėl to susilaukė labai daug neapykantos iš internautų. Norėdami tą pagrįsti, galime žvilgtyti į kitas platformas, kurios vertina filmus, pavyzdžiui, Rotten Tomatoes, kurioje net 44% kritikų vertina teigiamai šį filmą. Taip, nestebuklingas rezultatas, bet vis tiek ne 2. Na, o iš žiūrovų pusės net 74% vertina filmą teigiamai, taigi iš tikrųjų nėra taip jau ir blogai. Net pasižiūrėjus kitur, pavyzdžiui, Metacriticas, filmo vertinimas yra lygus 50, tai yra pusiai. Na, o Letterboxd'e filmo įvertinimas yra 2,3 iš 5. Vėlgi yra apie pusę. Tai kaip jūs vertinate Snieguolę, ar matėt, pasidalinkit nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.